2019 metai, pažiūrėsim, kam buvo nuostoliai, kas čia plius, kas pardavė laiko bitcoiną, kas nepardavė laiko bitcoiną. Lema muzika, tai baigsis, tuoj biškį pagrosiu, tada galėsim pašnekėti. Visas taip reaguoja, kai mane pamato. Nuostolis tik vienas, tipo, jeigu kažkas zoką išrinks, tai tada yra nuostolis, bet šiuo metu tai aš skaitau, kad dar visai esam pliuse. Kas blogiau, dukra ar 0,7 gramų iš gramo kainų? 0,7 Aš negirdėjau klausimą. Blogiau. Nieko prieš, kad pasibučiuosim. Ir kaip galvojate, ar egzistuoja pomirtinis gyvenimas? Kur aš tave mačiau? Pas savo mamų mėgamajam. Aš pamiršau klausimą, tuoj pažiūrės. O jeigu tribė yra toks kietas, kodėl žmonos dar neturi? Tai va, mano būsima žmona. Opa! Jeigu putė vilkas, kodėl stogą nunešė paršeliams? O vilkas putės neturi. Vieną klausimą. Aš įpratęs. Mislė, mažas, bet daug gali, kas toks? Daug ar nedaug? Daug. Agurkas? O kur šiuo metu yra tribė? Šokoladė. Šokoladė? Šokoladė. Čia kai labai gerai sekasi, tai šokoladė būtų. Akurat likę nelaukia. Nelaukiau? Aš laukiu Rodirso. Bareikia nelaukiu. Liudo žiauriausias. Liudo. Sergio Rodrigeso iš CSKA Moskau. Kaip man po deklaravimo, kaip bus? Aš nedeklaravau pajamų nuo kokių 12. O kiek nuostolių buvo jau šiais metais? Tai šiais metais. Tavo asmeniškai. Asmeniniu tai aš nenoriu irgi, žinai, tai man asmeninė, nuostoliava. Šiaip labai fainai buvo metai, bet buvo tų nuostolių. Šiaip, žinai, net nežinau, žinai. Man toks vaibas, žinai, nes neskaičiuoju, žinai. Nes aš čia tai va jau 10 centų pliusą už skardinę. Tai mes remiam, žinai, Red Bullis ten, žinai. Atsiprašau, čia kaip.